Šratinuko pasakėlės. Sveiki, bičiuliai! Sveiki, mėly Šratinuko pasakėlių klausytojai. Labai džiugu ir vėl su jumis sveikintis. Taigi ir su jumis sveikinuosi ne tik aš, bet šį kartą ir Adelė. Labas. Pirmą kartą dar tik šiais metais Adelę girdime, todėl iš karto užpuolu Adelę su tokiu klausimu. Kaip tau naujieji metai, ar jie prasidėjo puikiai, ar galėtų būti kažkas geriau? Galėjo nebūti rūko. Rūkas? Labai didelis rūkas buvo ir nieko nesimatė. Ai, tu čia kalbė patį naujųjų metų sutikimą. Taip. Bet aš klausiu apskritai, kaip tau metų pradžia, vat pirmosios savaitės. Nekaip. Na, paskui išsiaiškinsim dėl ko nekaip, bet aš turiu neužmiršti pristatyti dar vieną mūsų šios laidelės viešnią, taigi taip pat pirmą kartą dar tik šiais metais kalbinu, tai yra Ugnė. Sveikučiai. Na, o tau, Ugnė, ar naujieji metai prasidėjo bent kažkiek geriau negu Adelei? Kaip čia pasakius, kai įvedė šiais metais eurą, tai kaip čia pasakius, dar nepripratau. Bet ar gražus pinigas? Gražus, raudonų, tokie nauji, tai kaip nebus gražus. Bet kurie tau gražesni? Tarkim, tiek monetos, tiek popieriniai banknotai, litai, kur buvo, ar dabartiniai eurai? Jeigu litai būtų nauji, jie būtų nauji padaryti, tai aišku, kaip būtų man litai, nes litai man labiau prie širdies prieina. Nes tu prie jų labiau pripratusi. Taip. Na, man irgi šiek tiek dar su eurais dar galvoju ir piniginiai netaip greit atrandu norimą sumą, dar pilnai jų kaip ir nepažįstu visai, bet manau, kad mes to jau greitai visi prie jų priprasime ir viskas bus gerai, taip kaip buvo litai, dabar bus eurai ir esmės didelės tai nepakeis, nieko blogo čia neatsitiks. Na, bet ne apie pinigus ir ne apie pripratimus prie naujųjų pinigų mes šį kartą kalbėsime. O apie ką mes kalbėsim, sužinosime išgirdę, tiksliau pasikartoję praėjusios laidos mįslę. Praėjusią laidą ją užminė, jei neklystu, Klementina, bet jo šį kartą čia nėra, tad mįslę teks pakartoti man pačiai. Taigi ir mįslė yra tokia. Pušis nukirsta, širdis išimta, eina keliu vaitodama. Ar Adelei ar Ugnei reiktų pakartoti dar kartą? Taip. Gerai, Adelė, tu prašai, tuomet aš nedrįstu net ginčytis, o kartoju. Pušis nukirsta, širdis išimta, eina keliu vaitodama. Kas tai galėtų būti? Pabandykite įsivaizduoti. Ir Adelė, gal žinai? Medis. Tai medis čia jau, kaip supratom, jau yra nukirstas. Iš jo kažkas išimta, padaryta, taip kad jis vaitoja. Kas tai yra, duodu užuomeną, tai yra toks, kaip sakyti, prietaisas, neprietaisas, daiktas toks. Sula? Daiktas, sula yra skystis, bet prasme čia yra kietas, iš medžio padarytas. Nežinau. Instrumentas toks, gal Ugnė, tu žinai? Gitara? Na, galbūt iš dalies tai ir tiktų. Panašu į gitarą tuo, kad taip pat yra styginis tas instrumentas. Smuikas? Taip, Ugnė, tu esi teisi, tai yra smuikas. Ir jeigu mįslės įminimas yra smuikas, tuomet mes kalbėsime apie muziką. Taigi, ar jums patinka muzika, ar dažnai jos klausotės, Adelė? Taip, patinka. Ir koks žanras galbūt galėtum išskirti yra tavo mėgstamiausias? Visokie. Visokie pavyzdžiai, na, tarkim, kas? Lietuviškos dainos man patinka. Tik tai ne angliškos, nes angliškų nesuprantu.
Na, bet tu juk mokaisi dabar anglų kalbą. Taip. Vadinasi, laikui bėgant, išmoksi, geriau pramoksi tą kalbą, suprasi, tuomet patiks ir angliškas dainas. Na, o Ugne, ką tu mėgsti klausyti, stilių galbūt muzikinį gali nurodyti? Nu, gal šiuolaikinė muzika, dabar šiuolaikiniai labai klauso. Va, Adėlė sakė, kad tai nepatinka angliškas, bet man, kad ir aš ir nesuprantu, man labai patinka angliškas dainas, nes jis yra, kai tas angliškas dainas išverti į lietuvių, jos tokios nebūna tokios eilės sekundų, neina tokia melodija, bet angliškas man, pavyzdžiui, labai patinka. Labai įdomi, tu čia paaiškini taip sudėtingai viską apie tas eilės sekas ir galbūt galėtumai tada įvardinti mėgstamiausią savo muzikinį kūrinį, dainą ar kokią nors simfoniją ar dar kažką. Nu, aš tiksliai negaliu įvardinti, bet man labai patinka viena ta kūrinio atlikėja. Kas ta dainininkė? Rihanna. Aha, o Adėlė, ar turi savo mėgstamiausią dainininką iš lietuvių? Ne. Patinka daug, bet vieno kažkaip taip per daug išskirti negali. Ne. Nu, jeigu manęs kas nors paklaustų, kas yra mano mėgstamiausias dainininkas, tai aš atsakyčiau taip pat kaip Adėlė. Ne, nežinau, nes iš tikrųjų yra labai daug kas man patinka ir kažkaip vienam suteikti tokią didelę garbę, kad tu būsi mano mėgstamiausias, aš tiesiog negaliu, tačiau lygiai taip pat galiu pasakyti ir apie dainą, neturiu mėgstamiausios dainos, nes daug patinka ir tos mėgstamos dainos labai dažnai keičiasi, nes viena patinka, klausausi jos labai daug kartų tol, kol atsibosta, tuomet jau kita tampa mėgstamiausia ir vėl jos klausau labai dažnai tol, kol jie atsibosta, tada ateina kita daina, kuri tampa mano mėgstamiausia. Tad kažkaip tai labai sunku taip susigaudyti, bet kuriuo atveju galiu pasakyti, kad muzika mano gyvenime užima labai didelę svarbią vietą ir tikrai be muzikos būtų turbūt ir nyku, nuobodu, visiškai neįdomu gyventi, nes muzika tam turbūt ir yra sukurta pramogai. Na, o dabar galbūt jau atėjo metas išklausyti mūsų pasaką, kurią mes turim paruošę. Taigi, ar norite jau dabar išgirsti pasaką? Taip. Labai. Gerai, tuomet mes tuojau pat jos ir klausome. Kartą gyveno 4 gyvuliai – gaidys, katinas, šuo ir asilas. Visą gyvenimą jie sunkiai plušo. Dabar atėjo laikas pasismaginti. Išmokime šokti! Ne, atsiliepė katinas. Geriau būkime artistai. Mūsų visų gražūs balsai, kiauktelėjo šuo. Kodėl nepadainavus operoje? Ne, subliovė asilas. Visi esame labai talentingi. Keliaukime į Bremeną ir susiburkime į orkestrą. Aš grosiu bandžą, sukniaukė katinas. Aš būsiu dūdmaišiai, sulojo šuo. Fleita kaip tik mano dydžio, užgiedojo gaidys. Tai aš mušiu būgnus ir mums tikrai pavyks, subliuvo asilas. Kaip tarė, taip padarė. Kadangi ne vienas neturėjo instrumentų, pakeliui kūrė gražias daineles. Jie giedojo, miaukė, lojo, bliovė savo dainas vienas kitam, kol saulė pradėjo leistis už miško. Temo vis labiau ir gyvuliai nutilo susirūpinę, kur galės pernakvoti. Proskynoje užėjo lūšnelė, viduje degė šviesa. Šuo užšoko asilui ant nugaros, katinas užsikorė šuniui ant galvos, ant jų visų užplasnojo gaidys ir žvilgtelėjo pro langelį. Trobelėje yra 4 vyrai, suriko gaidys. Gal tai orkestras, subliovė iš apačios asilas. Tikriausiai jie turi instrumentų, sumurkė katinas. Nemanau,
abejojo Gaidys. Atrodo, kad jie turi šautuvų, peilių, lazdų, maišus pinigų ir gausybę maisto. Tikriausiai jie yra nevidonai ir baisūs plėšikai. O gal tai malonūs plėšikai? Ir jei mes jiems gražiai padainuosime, gausime paėsti, tarė asilas. Visi gyvuliai sutiko, kad tai puiki mintis. Mėnesienoje, stovėdami vienas ant kito, keturiese pilnu balsu užtraukė naujasias savo dainas, tik skirtingus žodžius ir skirtingas melodijas. Muzikantų nuostabai lūšnelės duris plačiai atsilapojo ir 4 vyrai išgriuvo į mėnesėtą naktį. Velniai! Šaukė jie, gelbėkit, čia vaiduokliai, pabaisos! Oho, sumurmėjo asilas, kas čia dedasi? Gyvuliai žiūrėjo, kaip plėšikai dingo tamsiame kelyje. Nekreipkime dėmesio, pagalvojo jie, įžengė į tuščią trobelę, pasisotino ir nutarė pailsėti. Vėliau tą naktį vienas iš plėšikų prisėlino patikrinti, ar viskas nurimo ir galima grįžti. Tamsoje išvydo žibančias katino akis. Pamanė, kad tai laužo žarijos ir ištiesė ranką, norėdamas prisidegti atsinešto žvakę. Viskas įvyko akimirksniu. Išsigandęs katinas išleido nagus ir perdrėskė plėšikui nosį. Šuo įkando jam koją, asilas spyrė į užpakalį, o Gaidys išvijo jį rėkdamas. Aš tave pagausiu! Įbaugintas plėšikas nulėkė ten, kur slėpėsi jo sėbrai. Viskas blogiau, nei mes manėme, aikčiojo. Ten pilna pabaisų. Siaubinga ragana ilgais smailais nagais pertreskė man nosį. Piktas neužauga peiliu įpjovė koją. Baisingas milžinas lazda niuktelėjo per užpakalį ir blogiausia, velnias puolė nuo stogo rėkdamas. Kiti plėšikai sunerimę klausėsi pasakojimo. Visi sutarė, kuo greičiau bėgti tolyn nuo trobelės ir niekada daugiau prie jos nesiartinti. O gyvuliai draugiškai ir laimingai čia gyveno. Neįsigijo nei fleitos, nei bandžios, nei dūdmaišio, nei būgno, o jei ir būtų įsigiję, nesugebėtų jais groti. Tačiau toliau mokėsi dainuoti ir labai ištobulėjo. Ilgainiui gandas apie juos pasklido toli, jie tapo garsiais Bremeno muzikantais. Šratinuko pasakėlės. Na ir per visą pasaką, kol čia buvo skaitoma, Ugnė vis nerimo ir spardėsi po stalu, norėdama kažką pasakyti. Aš šitą pasaką Bremeno muzikantų esu girdėjusi, tik kitaip truputėlį tenai apie tas plėšikus yra tik kažkaip apipasakota kitaip, bet man abi pasakos panašios šiaip tai. Kaip ten kitaip papasakota, pasidalink savo pasaką ir galbūt mes galėsim palyginti arba atrasti kažką panašaus. Kad apie kiekvieną veikėją, katiną, tą asilą, Gaidį, šunį yra parašyta kitaip, nes, pavyzdžiui, katiną išvijo, kad jis pelių nebegaudo, Gaidį, kad jį norėjo papjauti, jis pabėgo, šunį, kad nebeloja labai, o asilą, kad jis jau pavargė senas ir visi susibūrė. Irgi. Tai pradžia buvo visiškai kitokia negu šios pasakos. Plėšikus pamatė trobelę, nuėjo į tą trobelę, matė, kaip ten tie plėšikai valgė, prie stalo ten turtai, auksai ir jie labai neturėjo, kur šalta buvo lauke, norėjo daug labai gyventi, neturėjom trobelės, tai paėmė ir iš vietos plėšikus ir jie pat įsigando. Žodžiu, išvijimas buvo toks pat kaip ir čia, kaip skaitėm. Labai panašiai. Aha, aišku. Vadinasi, tu skaitei šiek tiek iš platesnę pasakos versiją, nu, čia viskas sutrumpinta, suglausta labai greitai, dėl to, kad būtų aišku, konkretu ir labai daug laiko neužimtų čia mums dabar pasakėlėse skaityti. Na, bet ne apie pačią pasaką pasigilinkim, bet šiaip į tokius kai kurias pasakos detalės. Kaip jūs, pavyzdžiui, įsivaizduojate katiną grojantį bandžą? Ir kas yra bandža? Adėlė, ar galėtum pasakyti? Pirmiausia, kas yra bandža, tada kaip jau katinas su ją groja.
Bandža tai toksai nelietuviškas, kiek aš žinau, muzikos instrumentas panašus į gitarą. Aha, ir kaip tu, pavyzdžiui, manai, katinas sugebėtų ją pagroti? Tikrai ne, nes katinai ant 2 kojų nemoka stovėti. Na, o pavyzdžiui, jų letenos ar būtų tinkamos ten, kiek žinom, gitaroje ar bandžoje turbūt reikia spaudyti stygas, kad tinkamus garsus akordus išleisti. Ne, nesugebėtų, nes jie turi tik 3 pirštus. Bet ir tai tokius trumpučius, kad turbūt neįmanoma kažkaip jų labai ypatingai skirti. Taip. Aha, o dabar Ugnės paklausiu, šioje pasakoje šuo norėjo groti dūdmaišiu. Tu turi namuose šunį? Turiu bent 2. Ir štai, tarkim, jiems abiems įtaisykim po dūdmaišį. Ar jie galėtų jais pagroti? Geriau negrotų, bet sukandžiotų. Suplėšytų. Aha, bet dėl ko jie tai padarytų? Nes neturi talento groti? Šunys yra, jie nestovi, kaip sakė Adėlė, pavyzdžiui, katinas, jie nestovi ant 2 kojų ir jie negali pūsti, jie geriau moka loti, nei pūsti bandžą. Žodžiu, jie geresni būtų dainininkai negu muzikantai su instrumentais. Gali, nes mano, pavyzdžiui, vienas šuo, tai jisai prieš, kai būna pilnatis, atsisėda ir stūgauja, kaip atrodo, kaip muzika kokia dainuotų. Jis stūgauja ir dainuoja, kas ten iš tiesų vyksta? Kaip dainuoja, bet tik atstūgauja. Gražiai labai stūgauja, taip kad atrodo, kad tai yra daina? Taip. Aha, na šiaip talentingas tavo šuo, gal jį reiktų kur nors plačiau visuomeniai pristatyti per kokį koncertą. Štai, dėmesio, ponios ir ponai, jums dainuoja Ugnės šuo. Koks šuns vardas? Barnis. Barnis. Taigi, o Adėlė, ar turi kokį nors muzikantų gyvūnėlių namuose? Ne. O gal pati esi muzikantė, slapta čia mums tik nesisakai? Ne. O apskritai, ką nors su muzika namuose yra, kas nors susijęs iš gyvų padarų žmonių ir taip ką nors? Ne. Niekas, tai ar bent jau turite muzikinį grotuvą? Ne. Na čia dabar tai kokiam miške tu gyveni? Namuose mes klausomės muzikos per YouTube. Žodžiu, per kompiuterių naudojatės, kad garsą išgirsime. Taip. Ak, štai kaip. Na, labai įdomiai. O Ugnė, kiek žinau, kažkada mes čia senai, na, ne taip jau senai, tik pernai, kalbėjome apie žiogus ir tuomet tu prisipažinai pati grojanti ir kitaip muzikuojanti, tai dabar gali plačiau apie tai papasakoti visiems Šratinuko pasakėlių klausytojams. Ką čia daug pasakoti, aš pradėjau vieną kartą, man draugė parodė tokią melodiją kaip Titaniko. Ir aš pradėjau mamai į galvą kvaršinti, sakau, man labai gražiai groju, nes prieš mus, kur mama dirba, yra kultūros namai ir ten yra pianinas. Pradėjau mamai kvaršinti, gal sakau, man labai patinka, groju. Ir mama taip nusprendė paskambinti močiutei, nes mano močiutė labai daug ko groja. Ir nusprendė paskambinti močiutei ir paklausė, ar mane sutiktų mokyti. Aha, žodžiu, tavo močiutė, moka groti pianinu šiuo atveju. Taip, ir daug dar ko moka, tik tai, kad aš dabar visko nežinau. Ji yra muzikantė. Taip, jie įsiūlė vargonininkiauti. Na gerai, toliau pasakok apie savo pianistės karjerą. Gerai, ir močiutė sako, gerai, jeigu jinai sugebės, sako, nu tai gerai, jinai nueis ir aš nuėjau. Pirmą kartą tai mes su močiutė tenai ant knygų, tai natas mokėmės visas viską pažinti, o vėliau jų močiutė turėjo vargonus, nes jos vyras buvo irgi vargonininkas ir turėjo... Tavo senelis? Ne. Močiutės vyras, bet ne senelis. Močiutės senelis. Ai, na gerai, tavo močiutės senelis buvo vargonininkas. Taip, ir buvo pas močiutę seni vargonai ir aš pabandžiau įskoti ir
pradėjau nuo mažų kūrinėlių ir ėjau didyn, kol didelis pradėjau groti ir man labai gerai sekasi lig šioliai. Aš dar nei kartą tavęs niekur negirdėjau grojant. Ar tu kur nors esi čia, mūsų krašte pasirodžius? Ne, nes aš netobulai viską taip groju, kad ten man gerai sekasi groti mano miklus pirštai, bet aš jau taip, kad tobulai gerai viską mokėčiau dar ne. Tai kiekgi tau metų tai yra dar išmoks? Tai išmoksi, žinoma. Na tai mes tavęs be abejo, nes labai lauksim, kada tu pasirodysi. Labai smagu, kad mūsų tokiam mažam krašte yra gabių muzikantų. Na, o Adėlė, ar nesusigundai, nenorėtum pradėti ko nors groti ar dainuoti? Aš jau seniai noriu groti gitarę, bet mano tėtis sako, nupirksim tau gitarą, kai išmoksi ją groti, bet kaip išmokti, tai nežinau. Žodžiu, kaip išmokti be gitaros groti, o nupirks gitarą tik tada, kai jau mokėsi. Taip. Žodžiu, tavo tėtis tiesiog gudrauja ir bando tave apgauti, man taip rodo. Nežinau. Na, bandyk kaip nors kitaip paprašyti, jeigu tikrai nori, tikrai ir išmoksi ir tikrai turėsi tą gitarą. Nežinau, ar pirmiau gitarą, ar pirmiau išmoksi, čia jau nuo tavęs priklauso, kaip viskas susiklostys. Na, o dabar galbūt jau baigim šią temą apie muziką ir atėjo metas užduoti mįslę ateinančiai kitos savaitės šratinuko pasakėlių laidai. Dieną naktį verpia audžia, o pats plikas nuogas snaudžia. Kartoju dar kartą. Dieną naktį verpia audžia, o pats plikas nuogas snaudžia. Kas tai yra, sužinosim tik kitą laidą. Na, nebent jūs sužinosite anksčiau. O dabar atsisveikiname iki kito karto. Iki! Kaip ir pradėjau, čiau bičiuliai. Taigi, su jumis buvo Šratinuko pasakėlės.